Tai atlikom įvertinimą laukuose, vizualų, pakalbėjom kokie parametrai lemia žiemojimą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, bet tas darbas nesibaigė, kadangi esame universitete, žinių tvirtovėje, kaip tik grįžom į universitetą, į patalpas, kartu su studentais buvo atlikti ir gilesni matavimai rapsų. Man labai įdomu sužinoti, ką pastebėjot, ką pamatavot, ką radot. Atsinešiau ir pradinius rezultatus, kad neatrodytų, kad mes šitos skaičiukus tiesiog surašėm, po vieną rapsą išmatavom ir tiesiog surašėm lapų skaičius, ten šaknies ilgis ar kažkokius kitokius parametrus, tai sakykime, pradiniai rezultatai, kur tikrai buvo paimta iš kelių vietų ir ne po vieną augaliuką. Na ir kaip matom, buvo nustatytas lapų skaičius, ką ir anksčiau minėjom, šitą lapų skaičius, šaknies ilgis, augimų kūgelio aukštis, tiksliau viršūninių pumpuro aukštis, šaknies kaklelio skersmuo, antžeminės dalies masė ir šaknų masė. Tiesiog tuo pačiu dar buvo nustatyta ir sausųjų medžiagų procentas. Na ir tiesiog toliau, kaip ir dar minėjau, augalų tankumas. Ir tokiu atveju mes galim turėti ne tik tai tuos vidutinius parametrus, ką esu minėjus, bet tuo pačiu, sakykime, paskaičiuoti ir žinodami augalų skaičių viename kvadratiniame metre. Pavyzdžiui, kokia buvo aplamai augalų masė. Turint vieno augalo masę antžeminę arba šaknų masę ir tada perskaičiuoti. Na ir tokiu atveju aš netgi paskaičiavau, sakykime, ir antžeminės dalies ir šaknų santykį ir tokiu atveju matau, kad tas santykis pakankamai įvairus. Taip. Jeigu paanalizuotumėm duomenis ir jeigu daug kur matom yra apie 3, 4, 5, tai man labai, sakykime, įsiskiria būtent šitas 10 variantas, kur atrodytų ABC, nors čia atvirai pasakius net nežinau, kas tai ABC yra, tik tai matau, kad veislė yra ta pati. Ir pavyzdžiui, čia matom, kad būtent B, tas teflon veislė ir B, ir šiuo atveju ženkliai mažesnė antžeminė dalis, šaknų masė, ir tas paskaičiavus antžeminės dalies ir šaknų santykį gaunasi tai, kad šaknys vos ne 10 kartų smulkesnis negu antžeminė dalis, arba mažesnis galbūt reikėtų taip sakyti. Kur kitų augalų tikrai taip, kitų veislių, sakykime, taip ženkliai neįsiskiria. Mes matom, sukasi kažkur apie 4-5, o čia jau matom 10. Ir čia klausimas, koks yra toks vidurkis, jeigu yra toks išvestas, arba kas yra normalu, santykių turėti, ar nėra tokio skaičiaus. Šiaip tai Lietuvoje normalu būtų turėti 5 ar 6. Gal ir nėra, tik tai šiaip man pačiai buvo įdomu paskaičiuoti, nes aš tikrai akivaizdžiai matau, kad perskaičiavus ir į kvadratinį metrą mes čia turime antžeminę dalį nuo 100, tiksliau netgi nuo 78, netoli 80 gramų, iki perskaičiavus į kvadratinį metrą iki 185, tai praktiškai galiu sakyti, skiriasi tikrai labai ženkliai, vos ne 2,5 karto. Ta patį galim pastebėti ir šaknų, jeigu matau, kad vienur šaknų sausųjų medžiagų masė yra apie truputį daugiau negu 13 gramų kvadratinė metrė, tai kitur galime pastebėti, kad apie 40 gramų, tai vėlgi skirtumas vos ne 3 kartus. Tai dėl to man buvo įdomu paskaičiuoti, galvoju, o gal vis dėlto dar kažkokį atsakymą galima rasti. Ir paskaičiavau tą antžeminės dalies ir šaknų masę, santykį ir kaip matom dar, sakykime, rezultatai paaiškėjo, kad jie kitokie. Taip, tai dar kartą matosi, kad yra skirtumas veislėse, nėra taip, kad veislės yra, taigi čia viskas taip pat, viskas vienodai, viską vienodai darom, tai būtent iš tokių duomenų, kas yra gerai, kad tas tyrimas, matavimas buvo atliktas, kaip ir minėjot, kad net nežinom, kas tas teflon B ar teflon A, tai yra skirtingi beicai arba skirtingas sėklų apvėlimas, skirtingos metodikos su tam tikromis medžiagomis, kurias testuojam ir Lietuvos sąlygomis ir lygiai taip pat darėm vertinimus ir matavom šaknis savo pasižiūrėti ir pasidalinti duomenimis su kolegomis užsienyje. Tai dabar vėl toks pat įrodymas, kad skirtumai ir skirtingos beicų apvėlimo technologijos skirtumai matomi, akivaizdus ir po to jau bus galima vėl daryti išvadas, kaip
kiekvienas skirtingas produktas galimai veikia ir dygimą, ir šaknų vystimąsi, ir lygiai taip pat visų augalų, veislių skirtingų vertinimas galim daryti prielaidas, kurios veislės greičiau vystosi, kurios greičiau augina šaknį, kurios galimai galim sėti su sunkesnius dirvožėmis, kurios lengvesnius dirvožėmis. Ir daug įvairių išvadų pasidarom iš tokių matavimų, kas padeda bendram tikslui, aišku, įvesti Lietuvą geriausias veislės, stipriausias veislės tam tikriems ūkininkavimo būdams, nes labai daug skirtingų situacijų. Tai buvom lauke, kuris buvo pasėtas naudojantis ar laikantis tradicinės technologijos, tarkim, tai buvo parimas, tada sėklos guolio paruošimas ir sėja, bet daug įvairiausių variantų yra tiesioginės, yra minimalus žemės dirbimas ir tame skirtumai veislėse taip pat matomi ir nebūtinai viena veislė atrodys vienodai gerai arba duos vienodai gerą rezultatą galutiniam variante, lyginant su kita prie skirtingų sąlygų. Tai matavimai svarbus. Labai džiaugiuosi, kad studentai prisidėjo prie to. Mes tikrai naudosim tos duomenis, manau, ir sekančių su augintojais, klientais susitikimų metu. Ir tik tais klausimas, kiek studentų prisidėjo prie šio darbo, kiek jų... Žinai, kad buvo labai įdomus dalykas. Galvojau, visada, kasmet aš jiems duodu tą pasiruošimą žiemojimui, rapsų pasiruošimą žiemojimui ir tiesiog, kad nuspręstų, ar jie pasiruošę ar ne. Ir kartais būdavo, kad paimu tuos mėginius, paimam tiesiog iš kito eksperimento. Pavyzdžiui, prieš bandymų stotį mes turime skirtingi žemės dirbimai, tai iš ten, sakykime, pasiimam augalus. Ir šiais metais, kadangi šitas eksperimentas yra įrengtas, tai aš taip pasižiūrėjau, kiek mes turime, kiek turėtumėm skirtingų variantų ir žiūriu, 11, o studentų tai irgi 11. Ir galvoju, wow, superinis reikalas. Tiesiog tai, kad galima ištyrinėti kiekvieną tą variantą ir tarpusavį palyginti ir veislės. Tuo pačiu, aišku, mes to nežinojom, bet galbūt yra labai gerai, kai iš anksto nežinai, kas yra ABC. Tai dabar iki tol, kol studentai turėsi parašyti išvadą ir įkelti, sakykime, jau į budlę sistemą, tai būtų jau gerai sužinoti, kad jau jie galėtų apibendrinti ir pasižiūrėti, sakykime, ko čia skiriasi tas, nes veislę matom tą pačią. Galbūt labai irgi įdomu buvo tai, kad, sakykime, 7, 8 matom irgi veislė tokia pati, bet kitur dar plus kitos veislės 10% ir vėlgi koks tai rezultatas. Mes testuojam ir žiūrim į technologiją, kuri sumaišant sėklas, tai tradicinę ar eilinį hybridą sumaišius su mūsų naujos technologijos, visiškai naujos kartos veislėmis, kurios vystosi žymiai greičiau. Pavasarį tas pakartotas laukelis arba tas variantas atrodys žydės stipriai greičiau, nes tas 10% kitos veislės vystosi pavasarį atnaujina vegetaciją labai greitai ir pradeda žydėti anksčiau negu bet kuri rinkoje esanti veislė pas mus Lietuvoje arba Lietuvos sąlygomis. Tai idėja tame yra, kad tie augalai, tas 10% pritrauktų į save kenkėjus, kiek įmanoma didesnė apimtim ir jau mūsų hybridas, tas, iš kurio siekiam gauti aukštą derlių, liktų mažiau nukentėjęs. Tai bandom, žiūrim, kaip tai veikia mūsų sąlygomis, tą atlieka ir mūsų kolegos ir pasižiūrėsim galutinį rezultatą, kas iš to išeis. Aišku, labai įdomu. Galbūt mes iki galo visko ir nežinojom, bet, kaip sakau, tikrai kartais ir labai gerai, kai visko iki galo nežinai, tai tiesiog pasiimi augaliukus, juos ištyri ir tada gauni galutinį rezultatą. Nors taip, kaip pasižiūrė taip tuos augalus, kaip jie, sakykime, vystėsi, būtent grynas pasėlis arba, sakykime, kur jau yra įmaišyta kitos veislės, tai aš matau, kad netgi lapų skaičius yra didesnis arba viršūninio pumporo aukštis truputėlį aukštesnis, vadinasi, jie labiau konkuravo tarpusavį, nors čia tikrai labai nedidelis skirtumas ir tikrai, jeigu mes sakom, kad neturi viršyti 3 cm, tai šiuo atveju netgi 2 cm nepasiekia. Tai nors ir tik tai tarpusavį lyginant, gal truputėlį mes matom tą skirtumą.
bet bendrai paėmus, kadangi ėmėm atitinkamą kiekį augalų, tai vat sausųjų medžiagų procentas truputį mažesnis. Tai vėlgi vadinasi, tai parodo galbūt pačią konkurenciją augalų, kad labiau konkuravo taip, bet čia labai mažai, labai nedidelis skirtumas, tai iš tikrųjų 0,8%, tai tikrai labai neženklus. Ir jeigu jau palyginus, sakykime, su kitom veislėm, jeigu mes čia turime apie truputį virš 15 arba netoli 15, tai kaip matom, kitur netgi 13 nesiekia. Taip. Sausų medžiagų procentas, tai vadinasi, nors ir mes maišėm, tarpusavį galime sakyti, ten buvo geriau, blogiau, bet palyginus su kitom veislėm, tai tikrai nebuvo blogas rezultatas. Neblogai. Aišku, vėlgi... Netgi pats geriausias vos ne rezultatas, išskyrus galbūt 5-6, kur šita kitos veislės yra. Tai labai smagu matyti tiek duomenų, kuriuos galim ir toliau analizuoti, dabar tuo ramesniu periodu. Rapsus palydėję į žiemą galėsim stebėti ir matyti, kaip čia ateis tas mūsų pavasaris ir ko iš jo laukti. Vienas tyrimas 14 parametrų. Taip. Spėjau suskaičiuoti. Labai daug duomenų. Na, tikrai nemažai duomenų ir tiesiog tai manau, kad prisidės prie tolimesnio veislių įvertinimo ir tiesiog manau, kad čia tyrimai ne paskutiniai, tai tą tikrai pakartosim, galbūt ne šitos tyrimus, bet kitus. Pavasarį pasižiūrėsim, kaip peržiemojo augalai, mes žinom, kiek mes turėjom tų augalų ir kiek turėsim pavasarį, tai bus aišku šitą peržiemojo, neperžiemojo, ar sėkmingai, nesėkmingai. Na, tai tiesiog pavasarį bus galima padaryti tas išvadas. Kitas dalykas net ir tai, kad augalai rapsų pasėliai, jeigu ir išretėja kažkiek, tai visada žinom, kad galima gauti ir iš to retesnio pasėlio ženkliai, ne tai, kad ne didesnį derlių, bet ne mažesnį galbūt. Augalai labai kompensuoja. Taip, nes kompensuoja. Iš tikrųjų, jeigu visą rapsai potencialą išnaudotų, tai mes galėtumėm gauti 30 tonų. Jeigu kiekvienas žiedas suformuotų produktyvią ankštarą. O mes dažniausiai gaunam tikrai netokį derlių. Ir labai smagu ir dėkoju, kad tiek daug tyrimų buvo atlikta, labai smagu pasidalinti tyrimais, metodikom ir tai, kas yra mūsų virtuvė arba mūsų duona kaip selekcininkų arba žmonių, kurie į rinką tiekia veisles. Norisi, kad bendras potencialas rapsų kaip augalo augtų Lietuvoje ir derlingumai augtų ir pasitenkinimas šitais augalais, tai tam turim atrasti ir išrinkti pačias geriausias veislės, nes Lietuvoje jų yra tikrai labai daug. Europoje, pasaulyje išvedama, sukuriama irgi labai daug, bet tik tie perliukai, kurie tikrai yra rodantis didžiausią potencialą, ateina pas mūsų laukus, bet dažniausiai visi galvojam, kad tai yra tik pavadinimai, bet tai nėra tik tais pavadinimai, tai yra didžiulis darbas atliktas iki tol, kol veislė atsiranda pasiūloje arba viena iš galimų auginti veislių. Tai tas darbas yra čia, darbas prasideda laukuose, tas darbas prasideda laboratorijoje, gaunant duomenis, atrenkant ir tik tais tada einant jau žinant, kad turim patikimus variantus, kuriuos galim pasiūlyti. Dėkoju.